Pradedame spaudos konferenciją, kurios pavadinimas Specialiųjų tyrimų tarnyba atsisako tirti įmonių bankroto valdymo departamento ir bankroto administratorių bendrininkavimą. Štai yra gautas STT nutarimas, kuris nustatyta tvarka vakar apskųstas generaliniai prokuratūrai, kuriuo atsisakoma tirti įmonių bankroto valdymo departamento ir visus nusikalstamo susivienijimo požymius atitinkančio bankroto administratorių susivienijimo grupuotės veikiančios adresu Jogailos 7 Vilniuje, anksčiau buvusi UAB Mevita ir UAB Pozityvum buveinėje, kuri pasikeitus šiais metais įmonių bankroto departamento skirimo tvarkai, šiuo adresu ir dar kelios įmonės įjus Pozityvum Kauno filialo adresu įregistravo 55 įmonės ir 21 fizinis asmuo. 76 leidimai. Aš manau, pirmokui yra aišku, kad tokiu būdu bent jau 76 kartus šita grupuotė gaus bankroto bylą administruoti dažniau negu sąžiningai savo funkcijas vykdantis bankroto administratorius, neužsiimantis akivaizdžiomis manipuliacijomis. Ir klausimas yra toks, argi nesupranta, aš manau visi sveiko proto turi dirbantis atsakingą ypač darbą, valstybės darbą, ką tai reiškia. Bankroto valdymo departamentas pasakė raštu, dar priminsiu, jau kalbėjome apie tai, kad tirs tik tai 6 įmonių iš tų 55 veiklą. Dabar porą žodžių apie STT argumentus, nuomonę, logiką. STT labai teisingai atkreipia dėmesį, kad įstatymo leidėjas, pakeitęs įmonių bankroto įstatymą, siekė pagrindinio klausimo, kad vienas administratorius nebūtų paskirtas daug kartų, kad nebūtų teismo įtakos, nesąžiningos, kad nebūtų dar dievo žino kieno įtakos. Tai dabar vėl jau remsiuosi šito STT nutarimo duomenimis. Ir kągi jie sako, šitą programą sukūrė UAB Leksinova ir ji pradėjo funkcionuoti nuo 2015 metų pradžios. Aišku, būtų smagiau, jeigu nepriklausomas asmuo būtų tikrinęs tos programos veikimą, bet STT pasitenkino duomenimis, kuriuos pateikė rekordininko advokato Juozo Viščinio atveju, kuriuos pateikė į šitą programą kūrusi įmonė UAB Leksinova. Prisimenat, kalbėjome apie skaičius. Kaip jūs įsivaizduojat, duomenys yra iki šių metų lapkričio 2 dienos. Kiek kartų advokatas Juozas Viščinis skirtas šiemet įmonių bankroto administratoriumi? Čia jau nemanau, čia STT nustatyti duomenys. 181 kartą. 3 kartus kaip fizinis asmuo, 52 kartus kaip ką tik įregistruotos mažosios bendrovės administratorė atstovas, 46 kartus kaip UAB Boleta atstovas irgi ką tik įregistruota tuo pačiu adresu, 33 kartus kaip bankroto byla atstovas, na ir taip toliau sąrašas 20 įmonių. STT nustatė, kad šitas asmuo, advokatas Juozas Viščinis, yra vienintelis darbuotojas šiose įmonėse, direktorius. Na gerai, mūsų laiko kvailiais. Bet aš manau, kad STT dirba nekvailiai.
kad įmonių bankroto departamentas dengia metais susijęs su šita grupuotė. Aš kito paaiškinimo neturiu, kodėl jie dengia. Tirs tik tai, matai, ne kaip vieną visumą, ne 76 viename asmenyje. Dievas buvo, kaip pasakyti? Trijuose, taip. O šitie sugeba 76 asmenyse būti viename asmenyje. Ir STT argumentas šventas. Matot, čia civiliniai santykiai. Aš pakalbėsiu apie tos civilinius santykius, kurių niekas nenori tirti. Štai rugpjūčio 21 dieną gauna viena iš tų grupuotės asmenų ir fizinį, kaip fizinis asmuo leidimą Indrė Kaušilaitė rugpjūčio 21 dieną. Ir jau skelbėme duomenis, kad lapkričio 12 dieną ji administruoja, tik pradėjęs administratorius, 89 įmonės. Jina yra vienintelis dirbantis ir direktorius, jau teikime dabar bijau sumeluoti 6 ar 3 įmonėse. Na, pavyzdžiui, rekordininkas mažoji bendrovė Falitas įregistruota Liepos 31 ir jau gavusi 46 bylas. Tai kuom jūs, mėlėjai įmonių bankroto valdymo departamento veikėjai, mus laikote visus? Ir administratorius, ir bankrutuojančias įmonės, ir valdžią. Beje, kaip Falitas galėjo gauti leidimą, jeigu vienintelė jos darbuotoja ir direktorė Indrė Kaušilaitė pati gavo leidimą tik rugpjūčio 21, o jau Liepos 31 įmonė MB Falitas jau gavo leidimą. Ne vieno darbuotojo nebuvo. Ir jeigu nenori suprasti STT esmės, kad įstatymo leidėjas, aš labai atsiprašau už neliteratūrišką žodį, yra išdurinėjimas, atvirai tai daroma. Jeigu STT tyrėjas sako, taip yra įstatymo leidėjo nustatyta, kad vienas asmuo negali būti daug kartų skiriamas, tai advokato Juozo Viščinio atvejis tai yra atvira patyčia jau visai valstybės sistemai. Spalio 27 vyko antikorupcinės komisijos darbo grupės posėdis, kuriame įmonių bankroto valdymo departamento vadovas Remigijus Rakirta pasakė, nuo spalio 1 viskas pakeista, viskas labai gražu, labai gerai. Taip, STT nustatė, kad rugsėjo 30 pakeista programa. Buvo priekaištų. Ir kaip gali pakeista programa spalio 19 dieną, vėl imsiu pavyzdį, rekordininką advokatą Juozą Viščinį, paskirti Vilniaus apygardos vienas teismas, 5 kartus. Nu, visi čia susirinkę sveiko proto žmonės. Jums kas nors neaišku. Įdomiausia logika, kurią ginasi, STT apklausė kai kurios žmonės. Apklausė ūkio ministerijos įmonių teisės nemokumo politikos departamento nemokumo politikos skyriaus vyriausiąją specialistę D. Šitagienę. Ji paaiškino programos sukūrimo aplinkybės ir žinot, kaip teisinasi. O dabar esmė. Šitą programą tie, kurie užsakė ir suformavo užduotį, jie norėjo, kad šita programa parenka administratorių ir jis jau yra paskirtas. O taip juodom balto, antrame lape parašyta STT tyrimo nutarime. Tai kas teisingumą vykdo Lietuvoje, teismas ar įmonių bankroto valdymo departamentas? Tai ačiū Dievui užprotestavo konkurencijos tarnyba. Tai tada trupučiuką pakoregavo programą ir ūkio ministerijos logika fantastinė. Žinot, kas kaltas? Konkurencijos tarnyba, kuri sutrukdė šitam aferizmui
būti įgyvendinta teismo funkciją užsiimti įmonių bankroto valdymo departamentui. Jie dabar kaltina teismus, teisėjai kalti, kai viešpatis Dievas įmonių bankroto valdymo departamentas paduoda vienintelę kandidatūrą ir teisėjas kaltas, kad jis žaibo mygtuko kompiuterio nepaspaudžia, suprantat? Tai programa dar keletą kartų pasiūlo jį, tą patį kažkodėl, o ne kitą. Ir suprantat, sako, atvejai tokie, ir 1, ir 2 dienas, ir 3 dienas tinginys teisėjas nepaspaudžia mygtuko. Šitas tinginys teisėjas, jūsų ūkio ministerijos didžiųjų specialistų dėmesiui, jis sprendžia ne tik administratoriaus paskirimo klausimą, jis sprendžia aibę klausimų šitoje byloje. Jis sprendžia, ar kelti ar nekelti visų pirma bankroto bylą, o jau tada skirti kažką administratoriui. Na, tai yra atvira patyčia iš valstybės, iš Seimo, iš prezidentės. Prezidentė, pristačiusi Seimui šią pataisą, ji pasakė labai aiškiai, turi būti užtikrintas nepriklausomas bankroto administratorių skirimas įmonėm. Tai jeigu čia yra nepriklausomas, tai klausimas yra labai paprastas. Kas šioje valstybėje yra priklausomas nuo advokato Juozo Viščinio? Visi? Įmonių bankroto valdymo departamentas, STT. Įsivaizduojate, šiaip, kol jie nelegalizavosi, 55 įmonės vienu adresu ir 18 fizinių asmenų vienu adresu turinčių leidimus tai daryti, kol jie nelegalizavosi, šiemet dėl tokios pasikeitusios sistemos, visi, kurie susidūrė su bankrotu, žinojo, kad šita grupuotė eina kaip tankas per visus teismus. Tokie dalykai nebūna, bet taip vadinamo stogo. Tai aš dabar atvirai klausiu, ar tai STT yra šitas stogas? Atvirai klausiu kito dalyko. Ar šitie asmenys iš tos grupuotės yra STT agentai, jeigu jie yra dengiami, gal jie kažkokią tai sankcionuotą, čia teisingumo operaciją daro, teismų sankcionuotą? Nu, gal kitų struktūrų, gal FNTT, gal VSD, ką žinau. Bet jeigu šitai grupuotė visi keliai atviri, jeigu ją atvirai dengia, jeigu nesupranta, kad tai yra valstybės ir Seimo ir prezidentės apgaulė, tai aš nebeturiu ką kalbėti. 76 asmenys viename asmenyje ir jie vaidina nepriklausomą administratorių spektaklį. Ne veltui Pasaulio bankos studijoje, ką tik paskelbtoje, primenu dar kartą, įvardino 3 pagrindinės Lietuvos pažangai trukdančias problemas. Viena iš jų yra bankroto procesas. Tai gerbiama Lina, kurią jau pažįstate, Tarptautinio prigimtinės teisės tribunolo atstovė Rytų Europai, aš manau, turės ką pasakyti ir tribunolui, ir turės ką pasakyti mums, kaip vertinti šitą situaciją. Aš savo pasisakymą matau iš 2 dalių. Ir pirmąją dalį pasakysiu pirmą kartą šitoje salėje be šypsenos. Antroji bus su šypsena. Nes iš tikrųjų jau nebėra komentarų šitoje situacijoje, tik tai aš manau, kad ateityje sulauksime dar įdomesnių atsakymų ir dar įdomesnių rezultatų. Pasakyti, kad gėda už tokius atsakymus yra per mažai. Tai yra visų pirma fenomenas, tai yra, aš jį vardinčiau kaip valstybinio mąstymo nebuvimą, aplamai valstybinio mąstymo stoką. Tai yra vis dėlto labai iškilios struktūros, nuo kurių nuomonės priklauso labai daug kas, arba bent jau turėtų priklausyti. Tokį STT atsakymą iš tikrųjų vertinti reikėtų 2 aspektais. Tai, kaip aš minėjau, visų pirma, net neįvardinsiu kaip kompetencijos stoką. Mes toliau išsiaiškinsim, bandysim uždavinėti klausimus ir pagal tribunolo įprastą
na, sakykim, bendravimo politiką, taktiką bendrauti su institucijomis. Mes paprastai žiūrime iš dviejų kampų. Kaip į instituciją ir kaip į parašiusį asmenį. Tai vat šitoj vietoj bus labai įdomu pasitikslinti. Aišku, tai yra pasirašoma institucijos vadovo ir tai yra institucijos atsakymas, bet įdomu bus dar pabendrauti ir su ruošusiu atsakymą asmeniu. Nes neįmanoma suvokti, kad institucija, užimanti tokią svarbią padėtį valstybėje, galėtų tik tai taip atsakyti. Jeigu kas nors klaustų, ką aš galvoju, kuom tai, sakykime, inspiruojama, kas už tai ką nors, kam nors pataria, duoda ar panašiai, aš tokių dalykų tikrai nesiruošiu sakyti, nes, manau, nei jūsų, nei pasaulinių institucijų nedomina tokie dalykai. Mus domina faktas, kuris arba dėl vidinės nuostatos atskirų pareigūnų, arba, drįstu pasakyti, dėl visos institucijos nuostatos nebuvimo. Galbūt tai yra visos institucijos vidinė nuostata, kuri yra kreiva. Tai šiuo atveju, iki tol, kol įvyks sekantis, tai yra grįžtamasis posėdis šitais klausimais, galbūt antikorupcijos komisijoje, galbūt keliuose kituose komitetuose. Todėl, kad šitas klausimas labai kosminiu greičiu sklinda ir tarp Seimo narių, ir presoje, ir visur. Dabar antra dalis mano pasisakymo, jinai tikrai bus tikrai patenkinta šypsena, nes tokie atsakymai ir ypatingai į BVD reakciją įmonių bankroto departamento iš tikrųjų be galo lengvina patį tyriamąjį procesą, kurį, kaip jau minėjome prieš tai buvusiose preskonferencijose, šiuo atveju vyksta tribunolo stebėsenos procesas. Mes tai ne aš viena, iš tikrųjų aš visą informaciją transliuoju savo kolegoms, mes tarėmės, kaip toliau reikėtų elgtis. Ir turiu pasidalinti tuo, ką šiandien dienai man pavyko suformuluoti kaip užduotį stebėsenos ir tyrimo. Aš tai suformulavau kaip postkomunistinės visuomenės mąstymo kitimo procesą. Ir visus labai kviečiu aktyviai jame dalyvauti, ir tuos, kurie mus mato, ir tuos, kurie girdi. Be galo džiugina tai, kad mūsų paskelbtas elektroninio pašto adresas, jisai pamsta nuo kreipinių. Lietuvoje žmonių problema pribrendo. Verslininkų problema yra pribrendusi. Ir tai yra antroji tribunolo dėmesio, na, sakykime, kryptis. Mes nesiruošiam ar maldauti, ar ką nors įteiginėti valstybinėm institucijom. Mes atstovaujam žmonės visų pirma. Ir kadangi Lietuvoje iš tikrųjų subrendo didžiulė armija nuskriaustų žmonių įvairiuose sluoksniuose. Šiuo atveju valstybė elgėsi tiesiog neįtikėtinai neatsargiai. Galbūt ne valstybė, valstybės institucijos, galbūt net ne valstybės institucijos, o atskiri asmenys. Ir todėl šitoj vietoj manau, kad sprogimas yra neišvengiamas, bet mes bandykime tą sprogimą kažkaip suturėti. Tai todėl aš kviečiu vėlgi visus, kurie mus girdi, bandyti tą daryti. Sprogimų pasaulyje ir tai pakanka. Šiandien dienai tokia išmintinga ir tokia kantri tauta kaip mes turi šansą. Jinai turi šansą nesusprogti. Tai yra išspręsti klausimus viduje. O jeigu jie ir sprogs, tai nieko baisaus, ką darysi, tai bus faktas. Tai bus pamoka kitiems, todėl kad pasaulinis prigimtinės teisės tribunolas todėl ir pavadino šitą atstovybę
rytų Europos regionui. Mes esam pirmi, bet tokios pačios problemos pribrendusios ir kitose šalyse. Postsovietinis mąstymas yra ne liga, tai yra būklė, iš kurio visais įmanomais būdais reikės išeiti. Ir pats skaudžiausias, sakyčiau, bet neišvengiamas momentas yra tai, kad mes turėsime veidu atsisukti vieni į kitus. Nes šiuo atveju engia ne komunizmas, ne vakarai, mes patys turime suprasti, ką mes darom vieni su kitais savo valstybės viduje. Nes šiuo atveju tai, ką gerbiamas kolega Zigmas parodė, kaip taip labai didelis pluoštas popieriaus prirašytas, N puslapių, bet tai darė žmogus, tai rašė žmonių grupė darbinė, tai yra mūsų tautiečiai. Tai vardinom jos. Siūlyčiau perskaityti pavardės. Įvardinam tuos didelius. Nutarimą priėmė vyresnysis STT specialistas Rolandas Alšauskas ir jį patvirtino STT administravimo valdybos viršininkas Rolandas Knyza. Klausimas STT vadovai. Arba tai yra tikrai nusikalstamos veiklos modelis sankcionuotas teismo, į kurį mes neturim teisės kištis, bet jeigu valstybės sankcionuotas modelis reiškia tyčiojimas iš prezidentės Seimo leidžiamų įstatymų ir valstybės sistemos, tai yra viskam ribos. Kitas variantas tai yra atvirai vykdoma korupcija. Kito pavadinimo negali būti. Jeigu įstatymų leidėjas pasakė nepriklausomas kiekvienas administratorius, tai dabar vienu adresu 76, jūs tai vadinat nepriklausomu, jūs tai vadinat civiliniu procesu, tai ne civilinis procesas, tai tyčiojimasis iš Seimo. Seimo antikorupciniai komisijai šiandien pateikta šitą informaciją, spėjau prieš dar įregistruoti. Turiu pasakyti, tikrai labai liūdna, bet įdomu šitą procesą stebėti. Ir kadangi pokalbiai su asmenimis, tai yra išskirtinis tribunolo, sakykime, elgesio principas, mes visada einam ir į asmenis. Tai šiuo atveju su asmenimis kalbamasi jau dabar, tiek su generalinės prokuratūros atsakingais darbuotojais, kurie ir dalyvavo, ir ruošė pranešimus. Ir su STT lygiai bus daroma tas pats, mes sieksime asmeninio kontakto. Ir tokiu būdu tirsime tą postsovietinio mąstymo būklę ir kaip galima greičiau iš jos išeiti. Bet aš nenoriu užimti klausimų laiko. Klausimai, mėlyje. Ačiū Jums, mane teigiamai nuteikia tai, kad Jūsų iškeltą problemą liečia daugumą žmonių ir tikiuosi bus sprendžiama ir toliau sėkmingai, tikimybė jog išaiškės ne vien tik šiandieną paminėti asmenys, bet ir daugiau. Klausimas toks, kaip toliau žadate bendrauti su STT, kuri praktiškai ignoravo Jūsų iškeltą problemą dėl įmonių bankroto valdymo departamentų. Tai, ką aš labai trumpai paminėjau kaip išskirtinį taktiką tribunolo tyrimo būdų. Taip, mes neapsiribojam atsakymų iš institucijos. Tribunolas sako labai aiškiai vieną dalyką. Nėra žala kitaip padaroma kaip asmens asmeniui. Tiems, kurie norės, aš su malonumu padovanosiu mano pačios pirmąjį išverstą į lietuvių kalbą dokumentą, tai yra iš viso paketo tribunolo. Aš turiu labai didelį malonumą jos versti, kad ir kaip truktų laiko. Ir ten rasite būtent tos visus išskirtinius bruožus. Tribunolas aiškiai sako, ne institucijos visų pirma daro žalą, asmuo asmeniui kenkia. Ir asmuo turi prisiimti atsakomybę už tą žalą, kurią daro kitam asmeniui. Tik tai tada mes užkabinsime tą blogį iš šaknų. Tol, kol mes turime reikalą su kažkuo aplamai,
institucija, taip toliau, taip toliau. Visų pirma yra asmenys. Klausime pas juos. Tiesiogiai. Manaitis Arūnas. Aš tiesiog labai trumpai atsiprašau, papildydamas generalinėje prokuratūroje pateiktas skundas, antikorupcijos komisija paskyriusi darbo grupę yra. Vyriausybė yra pavedusi ūkio ministerijai pasiaiškinti, kas čia per situaciją. Tik matom, kad ūkio ministerija ir įmonių bankroto valdymo departamentas labai jau nenori to tirti. Tiesiog norėjau papildyti Zigmo Vaišvilos pasakymą apie stogavimą, nes tokia viena prielaida matomai yra ir pas mus. Reiškia, Saulės dovanose, kada per antikorupcijos komisiją buvo kreiptasi į prokuratūrą, būtent dėl Saulės dovanų administratoriaus Admilita ir jos darbuotojų nusikalstamos veiksmus, tai vėlgi to pačiu principu kaip jums STT, reiškia, mums nukreipė į tai, kad yra civiliniai santykiai ir nutraukė tyrimą. Pasibaigus bankroto departamente ir ginčų komisijoje sprendimui apie vadinamus nusikaltimo civilinius santykius, pakartotinai kreipėmės į prokuratūrą, bet prokuratūra jau mums atmetė mūsų prašymą pradėti nagrinėti administratoriaus Admilita ir jos darbuotojų nusikalstamus veiksmus, jau nebepaaiškindama, o tik tai nukreipdama mūsų, reiškia, mus į teismą, kad čia kreipkitės į teismą toliau su tais pačiais faktais. Taip, kad liko neištirtas ir šitoj vietoj, šitose struktūrose administratorių darbas. Dėkui. Supratau, aš noriu pasakyti, skundė dėl STT šio nutarimo pateikiau ir BPK reikalavimus atitinkamai reaguoti ir teismų praktiką nurodžiau. Beje, jie nesugebėjo nurodyti jokios konkrečios teismų praktikos, tik abstrakčiai pasakyti, kad čia yra civiliniai santykiai. Jokių čia civilinių santykių nėra. Tai yra atvira korupcija ir daiktus reikia vadinti savo vardais. O ikiteisminio tyrimo institucija, kokia yra STT, privalo, neturi BPK griežtai suformuluota, neturi teisės atsisakyti, nepradėti ikiteisminio tyrimo, jeigu yra aiškus požymiai. Jeigu šitie išvardinti faktai, kažkam neaiškus požymiai, atvirai vykdomos korupcijos. Kodėl, kas su kuo, už ką ir dėl ko, tai jau yra tyrimo klausimas. Bet faktai yra daugiau negu įvairūs. Negali 76 asmenys apsimesti vienu asmeniu ir per rugsėjo mėnesį susišluoti 58% visų Vilniaus apygardos teismo paskirtų bankroto administratorių bylų. Arba aš tada visai kvailas. Nepanašu. Galima aš pridėsiu tik tai, labai noriu dar vieną sakinį pridėti. Aš manau, kad tikrasis stogavimas yra nekas kita, kaip mūsų visų abejingumas arba baimė ir tingumas nagrinėti klausimus, kelti juos į viršų. Tai sudaro stogo pagrindus ir tada va tokie, sakykime, atvejai kaip Šinio atsiranda judrus labai, sakykime, manipuliatoriai įvairiuose lygiuose, įvairiuose vietose ir tada jie tiesiog iš to labai gerai gyvena. Taip kad pirmas žingsnis yra visų pirma protingai tautai tapti aktyvia. Tai yra turėti savo nuomonę, ją labai aiškiai vieni kitiems sakyti, bet remti tyrimais, dokumentais, įrodymais, o ne priekaištais. O antra, ką norėjau pridurti, tai iš tikrųjų visų šitų įvykių šviesoje ir tos taip greitai plaukiančios medžiagos ir įrodymų šviesoje. Aš pasiūliau ir mano kolegos priėmė tą pasiūlymą, mes sudarėm specialią grupę tribunolę, pasauliniai organizacijai, atvyks keletas iš mano užsienio kolegų pabūti čia, beje, iš vadovų statuso, nes iš tikrųjų postsovietinės teritorijos problemos
jos yra labai įdomios, jos yra labai aktualios. Visa Anglija dreba nuo imigrantų skaičiaus ir nežino, ką su jais daryti. Iš Pabaltijos šalių ir iš Rytų Europos regiono. Todėl manau, kad teisingai pavyko man pasiūlyti kampą tai darbiniai grupiai atsirasti ir iki tol, kol mes turėsime ir savo kolegas iš užsienio, mes turime laiko sukaupti daug medžiagos. Tai turėtų įvykti maždaug už poros mėnesių, todėl dirbkim. Turėsim su kuo tartis, turėsim kitų šalių patirtį. O tą klausimą, kurį labai dažnai užduoda valdininkai, konkrečiai man, nes asmeniškai šnekantis su žmonėm institucijose, sako, gerai stebėkit, to kas toliau bus, kas jūs tokie. Aš noriu pasakyti labai svarbų dalyką. Mes ne kažkas tokie. Mes atstovaujame žmonės. Ir tiek žmonių, kiek dabar kreipiasi į tarptautinio tribunolo atstovybę Rytų Europos regionui, aš palinkėčiau kiekvienai institucijai tiek sulaukti per metus. Aš labai siūlau toms institucijoms, tų institucijų vadovams, kurie mus girdi, atsibusti, nes bus negerai. Žmonės atsibunda ir aš užbaigsiu tuo, ką prieš sekantį klausimą tikrai taip pat. Per praeitą preskonferenciją aš labai atsirėmiau stipriai į tą sąjūdžio lozungą. Pabudome ir kelkimės. Pabudome, bet dabar yra kitas etapas visame mūsų gyvenime. Dabar mes keliamės. Žmonės keliasi, institucijų vadovai, atsibuskit, žmonės keliasi, jie yra nuskriausti, pikti, nusivylę ir jie keliasi. Bus negerai. Tada užsiskriaučiu Baltijos Amerikos centras. Ačiū labai už pakvietimą dar kartą ir linkiu sėkmės tribunolui. Klausimas, kaip mes anksčiau kalbėjom apie prieštaravimą bylos teismų nutartyse, kada rezoliucija prieštarauja motyvacinę dalim. Taigi, tai yra jau ne korupcija, tai yra atviras teisinis banditizmas. Ir nei generalinis prokuroras tai galite atsakyti, nei prezidentūra, nei niekas, absoliučiai. Jeigu prezidentas paskiria teisėjai, jis turi ir nagrinėti, ir garbės teismas turi nagrinėti bylas, drausmės teismas, absoliučiai nieko, 0% yra tik tai nagrinėjama. Ir dar dvi blogybės teismuose yra. Aš labai norėčiau paklausyti, ar galima būtų įtraukti šitas kaltinimus. Ir ST, ir aukščiausio teismo pirmininkas pat pripažino. Taip, mūsų teismai, teisėjai, taip sakant, asmenybės, ignoruoja asmeninius pagrindinius įrodymus arba jos iškraipo faktus. Vėl tai ne korupcija, tai nusikaltimas. Kokius būtų jūsų įvertinimus? Tai darom protestą. Didžiulis nuopelnas kolegos Zigmo Vaišvilos, nes jisai tikrai padėjo daug darbo, kad net ir su aukščiausio teismo pirmininku šitos dalykus apkalbėti. Tai tą, ką pats paminėjot, tai yra, iš karto galiu pasakyti, tai yra profesionalaus bylininko komentaras. Tai yra, net neabejoju, kad tai yra žmogus, kuriam reikėtų paploti už tą patirtį, kurią jisai šiandienai turi. Nes tokį klausimą negali užduoti žmogus pirmą kartą peržengęs teismo slenkstį. Ta, ką jūs paminėjot, tai yra atviras ignoravimas civilinio kodekso, nesiskaitimas aplamai už tai, ką aš vadinu vos netobulą Lietuvos teisinę bazę. Mes maža tauta, mes turim didžiuoti savo teisinę bazę, jinai tikrai yra labai stipri. Ta, ką daro konkretus asmenys, konkretus suinteresuoti teisėjai. Atvirą nusikaltimą, tai yra motyvacinė dalis, nesusišaukia su rezoliucinė dalimi. Tokie sprendimai, tokios nutartys turi būti naikintinos iškart. Ir jeigu apeliacinė instancija to nenaikina, klausimas bus jai.
Ir konkretiem teisėjam, aš nebijau šitą sakyti. Žinokite, pasaulyje yra atvejai ir aš labai siūlau, po to po preskonferencijos aš nenoriu dabar užimti to laiko, aš nurodysiu konkrečias nuorodas. Yra teisėjai, kurie už tokių dalykų naikinimą savo visuomenėse yra į kalėjimą atsisėdę pusmečiui. Ne Lietuvoje. Tai yra didvyriai teisėjai. Aš labai linkiu pirmam nuostabiam Lietuvos teisėjui išdrįsti padaryti tas reformas. Tai tauta jį įrašys, jo vardu gal gatvę pavadins ateityje. Ateina laikas asmenims, drąsiems vyrams ir moteriams. Ir todėl vienam iš jų, Zigmui, aš labai noriu perduoti žodį, kadangi jisai šitą problemą asmeniškai aptarinėjo aukščiausiam teisme. Po praėjusios spaudos konferencijos grupė iniciatyvių žmonių įkūrė Lietuvos Respublikos piliečių iniciatyvinę grupę Teisingumo teisėtvarkos sistemos, taip atrodo, pavadinimas kontroliai. Ir mes aptarinėdami kryptis veiklos, viena iš jų yra bylų atnaujinimo pagrindai, kurių trūksta. Tai jūsų paminėtas faktas, kai byloje faktai vieną kalbą, o teisėjas verdiktą daro priešingą, tai yra būtent šita aplinkybė bylos atnaujinimai. Ir formuluosime, apibendrinsime praktiką, teiksime Seimui pasiūlymus. Ir kviečiau aukščiausio teismo pirmininką, jis yra irgi bankroto bylų, specializacija jo yra viena iš specializacijų, stiprinti nuomonę, veikti drauge, ieškant tų bendrų sprendimų. Jeigu ir teismų sistemos nuomonė, ir mūsų nuomonė, ir Seimo nuomonė, ir Seimo antikorupcinės komisijos nuomonė sutaps, bus tik tai geriau. Aš, kadangi mes jau laiką viršėjom, aš norėčiau pabaigai kreiptis, manau, kad mes visų vardų šią administratorių keitimo, skirimo, pakeitimo reformą inicijavo Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė. Ji gerų ketinimų vedina to siekia. Rezultatas yra priešingas. Todėl, gerbiama prezidentė, prašau ir jūsų nuomonės, nes tai, kas vyksta, teisingumo valstybėje vadinti negalime. Ir reikalingas valstybinis požiūris, o ne konjunktūrinis, atvirai korupcinis šioje sferoje. Ačiū. Kadangi dar mums kaip ir leidžia kalbėti, gal dar yra klausimų? Aš čia tik tai dar antroje konferencijoje esu ir tas tautos tribunolas, jūs kalbate, aš nelabai suprantu, jau jisai egzistuoja, jisai jau suformuotas, taip. Suformuotas, bet žinote, aš pasakysiu... Atsiprašau, Ričardai, ne visai tiksliai atsakiau, taryba atstovybės, tai yra žmonių taryba, Lietuvos. Didelių vyrų ir moterų taryba jinai šiuo metu yra formuojama. Nes tai bus, šiuo atveju mes... Lietuvos. Taip, Lietuvos būtent, ne rytų Europos regiono, bet konkrečiai mūsų šalies. Tai šiuo atveju tie, kurie pradžioj ateina drąsiausi ir su didžiausiais įdirbiais, greičiausiai turės užimti vietas toj taryboje. Tai va, aš noriu pasakyti, kad labai mažai žinoma dabar tarp žmonių nukentėjusių, labai daug yra. Aš kai pakalbu, tai vienu žodžiu žmonės netiki daugumą, kad jau tas kuriasi. Plius man teko kalbėti su vienu politiku savivaldybėje, jisai sako, čia sako, aš tuos egzaminus visą laiką čia darim, sako, čia koks 10 kartas, kai kuriasi tuos tokie tribunolai ir šitokios institucijos. Kaip jūs tai taip pasakysite? Čia kaip ir su kiekvienu karjeros laipteliu žmogaus gyvenime, taip ir visuomenės gyvenime. Be abejo, būna daug bandymų, įvairiausių, iš to ir susideda tobulėjimas. Ko bus verta šita organizacija? Pasaulyje jinai jau savo vietą išsikovojo. Jinai bus tiek verta,
kiek būsime mes verti, kiek bus taryba verta, kiek bus verti visi žmonės, kurie eis ir darys darbus. Mūsų pareiga padėti, bet ne už lietuvius padaryti, ne už mus padaryti. Pasaulinis prigimtinės teisės tribunolas Lietuvai garantuos pasaulinę paramą, žmonių patirtį kitose šalyse, kitų net valstybinių institucijų pagalbą ir patarimus kitose šalyse. Noriu pasakyti unikalų pavyzdį. Pietų Afrikos Respublika, kuri labai, sakyčiau, skirtinga nuo Lietuvos, šiandien dienai tiesiog dreba nuo pokyčių. Ir prigimtinis pasaulinis prigimtinės teisės tribunolas tame užima labai svarbią vietą, ta prasme, telkdamas žmonės. Pokyčiai vyksta todėl, kad žmonės sukilo. Supraskime vieną, institucijas mes išlaikom savo pinigais. Mūsų broliai ir seserys ten sėdi, klausimas, ar jie ką nors veikia ten. Bet kada mes perėsime šitą ribą ir darysime patys, klausime patys, kultūringai, korektiškai, išlaikydami visas bendravimo normas, pradėsime susikalbėti su savo broliais ir seserimis šalies viduje ir tiesiog nustosime bijoti, kad vėl prasidės sekantis vežimas į Sibirą, nes jis yra, ko gero, ant ribos. Mes esame ant ribos vėl pradėti vežti vieni kitus į Sibirą, mes jau vežom. Vaikantai. Taip, tai yra Sibiras, o ko jisai ne Sibiras? Dar blogiau vaikantai. Suprantat? Į Sibirą sutikti. Taip, tai vat aš tikiuosi, kad Ričardui atsakiau į klausimą. Kai Amerikos teisėjai Rod Klaas, aš šito žmogaus vardą su didžiausia pagarba sakau, kai jam reikėjo už savo kaip teisėjo sprendimus atsistoti iš teismo salės ir nueiti tiesiai su antrankiais ir pasėdėti pusę metų kalėjime, jisai sprendė pats. Kodėl jisai taip elgėsi? Todėl tad pusę metų jo pasėdėjimo kalėjime šiandien dienai garantavo jam puikią reputaciją Amerikos visuomeniai. Įsiveskit šitą pavardę, pamatysit. Aš garantuoju, kad daugelis žmonių, kurie šitose preskonferencijose sėdi, kurie girdi mus, tai yra potencialūs mūsų šalies gelbėtojai, kurie duos pradžią, nes aišku, mes negalim dabar pagarsinti skaičių besikreipiančių, žinokit, mes galbūt ateityje ir puslapis daugiau kalbės apie tai, bet šiandien dienai jau užtenka iš lūpų į lūpas, tai yra be galo puikiai reklama. Žmonės skambina, kreipiasi, net neaišku, iš kur sužinoja adresus, telefonus ir taip toliau, nes vežimas į Sibirą prasidėjo. Nereikia taip toli vežti tos mūsų tautiečių. Užteks į Didžiasalį nuvežti juos. Ten ir nebloga vieta. Tai kad žinokit ir Kaune gyvenant, jeigu nėra lėšų už ką nusipirkti pabrangusius produktus, tik tai viešosios informacijos priemonės sako, aš atsiprašau, jeigu įžeisiu kurią nors iš jų, aš kaip Lietuvos pilietė nejaučiu ekonomikos pagerėjimų. Aš tik tai matau labai didelį klaustuką išėjus į kasdieninį gyvenimą ir vykdant tas pačias operacijas, tai, kad Lietuva šiandien dienai dar sprendžiasi savo problemas ir nesprogsta tos problemos iki tarptautinio masto, tai dėkui visiems mums. Mes esame labai, labai išmintingi žmonės ir manau, kad atskiri valstybės vadovai iš tikrųjų labai stengiasi. Kiti nesistengia, kažkas stengiasi. Dėl to mes dar esame valstybė. Todėl labai, labai linkiu visiems susitelkti ir dirbti. Gerbiama Linutė ir gerbiamas Zigmai, ačiū, kad jūs esat. Tobulėjimo ribų nėra. Ačiū, kad esate visi drauge. Ačiū, kad jūs esat. Iš tikrųjų, aš
atsiprašau, Zimai, aš labai norėjau pasakyti, kad, žinokite, tie visi labai gražu, tą, ką dabar gerbiama klausėja pasakė, žinokite, kaip ten mums bebūtų įdomu šitos darbus daryti, tai iš tikrųjų yra labai sunku. Ir žinokit, kai žmonės sako ačiū, tai žinokit, yra taip smagu, tai yra tai, kas veda tolyn. Nes dėl jų, mes pradėjom dirbti irgi dėl to, kad be galo nukentėjo. Todėl mes labai suprantam, kaip jūs visi jaučiatės ir mylėkime vieni kitus. Stumkime į priekį. Aš jau atsiprašau, kadangi nepaminėjote, kada maždaug buvo inauguruota ši nevyriausybinė organizacija Europoje pasaulyje ir kodėl jinai prastai yra tiek mažai, galbūt tiek mažai žinoma Lietuvoje, kadangi atstovybė yra tik po inauguracijos įvesta. Dėkui. Šios organizacijos amžius pasaulyje yra apytiksliai apie 20-25 metus. Kaip jinai auga valstybėse? Valstybėse auga natūraliu augimo būdu, nes jinai auga ant valstybės, konkrečios valstybės, konkrečių klausimų, kitaip tariant, problemų. Ir įvairiose valstybėse augo įvairiais tempais. Šiandien dienai, tai yra po 20, dar truputėlį daugiau laiko, galų gale susidarė tiek valstybėse esančių atskirų atstovybių, kad būtent šiais metais iškilo reikalas ją paskelbti pasaulinę. Tai ne tik tai yra ir buvo būtina padaryti pasakant apie save, nes pagrindinė jėga šiais laikais yra žmonės. Tai yra pagrindinis taikinys išnaudotojams, pagrindinis taikinys bankų skaičiukams gaminti, kurios dažnai bankai vadina pinigais ir kurių nėra. Tai yra žmonės užaugę iki tam tikro skaičiaus ir užaugę ant savo nelaimių patalo ir pagrindo, būtent ir pagimdė tą pasaulinę organizaciją. Paskelbti ją pasaulinę buvo nuspręsta visų atstovybių nuomonę, o kadangi Rytų Europoje tos atstovybės nebuvo, tai tikiuosi, kad man pavyks ką nors gero padaryti tai Rytų Europos regiono atstovybei. O kadangi ta inauguracija įvyko tik tai birželio 14-15 dieną, yra viskas internete, ko nėra, galėsiu asmeniškai visiems parodyti, kas dalyvavo, kokios buvo kalbos, kokie buvo motyvai. Tai sakyčiau, kad dar labai jaunas yra būtent Rytų Europos regiono atstovybės amžius. Labai jaunas. Ir pagal tai, kaip jam sekasi, manyčiau, kad jis turi labai gerą ateitį. Tai ačiū. Turim baigti. Dėkojom visiems dalyviams.